mes tos vaikus galime saugoti nuo šito. Būtent sąmoningai, suprasdami, ką reikia daryti, kaip reikia daryti. Ir tai vat, kodėl aš sakau, kad tai kaip tabletė, todėl kad vėliau dirbant su tuo ir jau tada tu pradedi suprasti, matyti, kas vyksta. Ir net jeigu tas vyras grįžo susienzinęs, arba tu gali ramiu tomu paklausti, kas tau yra, galbūt tu nori pasišnekėti, ar kas tavęs klausimo, arba tu gali išsiblaškiau, Viktorija atkreipė dėmesį ir aš atkreipiu dėmesį. Arba tu gali pasakyti, arba tu gali. Ne, tu jokingai, iš pradžių negirdėjau, pasakyti, bet pradedi girdėti. Vėl, po tas pasigauna. Kažkaip va taip. Tai va, arba tu gali gražiai su juo pašnekėti, arba... Nes variantų yra labai daug. Čia negali būti arba taip. Esmė yra tame, kad kiekvienoje situacijoje yra mažiausiai 2 išeitis. Mažiausiai. Kaip mes galim reaguoti į tai. O kartais sakai, aš negalėjau pasirinkti taip, aš negalėjau pasielgti kitaip. Nes va tai buvo, nes buvo situacija tokia, aš privalėjau taip pasielgti. Čia yra nesąmonė, tai netiesa. Taigi galima tam vyrui paklausti jo, galima pagalvoti, tiesiog susinervinęs. Gerai. Jisgi susinervinęs, kodėl aš turiu tai priimti? Ne, aš nepriimsiu, nes aš nenoriu, kad susinervinsiu. Mano labai aiškus pavyzdys buvo man pačiai, kada mano vyras būtent grįžo susinervinęs, o man reikėjo išvažiuoti į šokių pamoką. Aš tada po vaikų labai to šokius ėjau, mano buvo kaip sportas, praleidimas laiko, tarp moterų, fainai. Tai aš kaip tik ruošiausi, o jis prisikabino prie manęs kažko tai. Aš tada tik pasižiūrėjau jį ir sakau, kalbėk su mano ranka. Pasiglėbiau tašį ir išlėkiau. Iš vis nieko jam nesakiau, tai šis gal net angliškas, bet tokį mane. Ir išlėkiau, atsėdau į mašiną ir galvoju, yes, čia mano buvo pergalė maža. Aš neįsivėliau tą konfliktą, į kurį jis norėjo mane įtraukti. Aš nesusigadinau savo nuotaikos. Ir aš išvažiavau, o dabar ir aš žinau, kad aš puikiai praleisiu laiką. O jeigu aš įsivelsiu į konfliktą, aš galbūt net nebeišvažiuosiu. Nes aš taip susinervinsiu ir sakysiu, tu buvai kaltas. Ir tada jausiu kaltę dėl savęs, kodėl aš nenuvažiavau ir tokį nepasitenkinimą, nes tai blogai jaučiu, aš norėjau važiuoti, bet nebeišvažiavau. O neišvažiuosiu kodėl, nes buvo, tu susinervinusiu, ganas iš principo nebevažiuosi ir panašiai. Ir savo kenki. Tai yra esmė, kad savo kenki. Tokius dalykus darai. Ir kai tu supranti, kodėl aš turiu persimti emocijas, tegu įsitvarkosi pats. Paskui, jau gal po to, kai jau tu žinai, kaip reikia tvarkytis, jau tu gali jam padėti. Nevalimais tais, nes aš tikiu, kad daugelis nepriimtų šito. Dar klausimas, kaip jūs tai priimat. Gal paskui vėlgi susidėlios. Bet vyram tai dar yra tokie dalykai. Tai jau po to galima bandyti su juo pasikalbėti, tokiu jau ramiu toną, nebeprisimant savęs šito, tų negatyvių. Bet kol nesi tvirta, tai labai greitai gali nuslysti ir vėl tą patį iššokti tos konfliktus ir panašiai. Gerai apie vyrą, o pavyzdžiui, kaip su vaikais elgtis tokia situacija. Bet jeigu tu pareini namo, geros nuotaikos, ar ne? O namuose, pavyzdžiui, vaikas, paauglys turiu omeny, jau jisai būna susierzinęs, susinervinęs kažko. Ir tu nieko tokio nepadarai, bet tada užsipuola. Ir tada irgi gaunasi konfliktas. Automatinė reakcija gaunasi, ne? Taip. Tai tada jau barnis žodis po žodžio. Tai jeigu jau konfliktas įvyko, tarkim jau po visko, tada va tam savo susitvarkymui galima griebti lapatą ir eiti tvarkyti su savim. Nes kitam tai žmogui nepadėsi. Šiaip realiai jis pats turi padėti savo. Kaip elgtis? Tai dabar paimkim jūsų situaciją. Jūsų klausimas yra kaip elgtis, taip? Kaip elgtis ar palikti, vat vieną palikti. O kaip jums atrodo, kaip jūs paprastai elgitės? Dažniausiai tai aš išeinu. Uždarau duris ir išeinu. Bet tada sako, ateina ir sako,
Tai aišku, yra daug paprasčiau išeiti, uždaryti duris ir išeiti ir nespręsti jokių problemų, nes tau taip yra patogiau. Va. Jūs paanalizuokit, kas tai yra per žodžiai. Kas tai yra per žodžiai? Jis norėjo gauti negatyvios tos energijos iš jūsų. Ta prasme, iš jūsų to dėmesio. Negavo. Ego užsigavo jo. Ir jis vis tiek eina iš paskos. Taip ir su vyrais būna. Neina, ir su moterimis tai būna. Taip, jinai eis zys tol, kol gaus iš jo kažką, o greičiausiai negatyviai. Nes dažnai būna, žinot kaip, žmonės nori energijos, jeigu neturi savyje, ir jiems yra nelabai svarbu, ar ta energija teigiama ar neigiama. Svarbu gauti. Kaip? Taip. Tai vat, ką galima jūsų atveju daryti, reikia galima paanalizuoti, ko tas vaikas nori iš tikrųjų. Kuo jūs galite jam padėti? Kas tai per problema? Pavyzdžiui, kokių jūs problemų turite? Nu tai dabar abiturientė, tai egzaminai, tai mokslai, tai ten dar kažkas. Ir sakau, būna kūrinį iš darbo, ir galbūt tai kažkaip viskas gerai atrodo. Pavyzdžiui, per sunku mokytis, ne taip mokytojas įvertino. Mama nieko spręs negali vertinti. Kokio norėjo. Nu, žodžiu, kad ten rašau kaip mergaitė, nu tai ir išvaizdos kažkokios problemas, nu tu jų nematai, bet jinai mato ir nu, viskas negerai. Taip, bet šitoje vietoje kieno tai yra reikalas? To vaiko, bet kaip mama vaikui nepadės. Bet jie 18 metų, 17. Tas gali būti ir 10 metų, 12 metų. 10-13 tai yra skirtingai, bet 18 tai yra suaugęs žmogus. Tai yra visiškai suaugęs žmogus. Ir tada tu klausi, kuo aš tau galėčiau padėti? Jeigu aš galiu, kuo aš tau galiu padėti? Ko tu nori iš manęs, bet realiai? Tu dabar ateini man verkė, ne, bet ką aš tau galiu padaryti šitą vietą? Ir tada, palauk, ką ta mama gali, o gal ta mama negali nieko? Nu, gal tikrai ne. Bet jūs vėlgi iš savo pusės, žiūrint kokios problemos, ar tai yra mokslai, kodėl jinai taip reaguoja į tos mokslus, kad tai yra taip labai svarbu, gal tai jums irgi yra svarbu? Taip, žinoma. Tai ir jai svarbu, tai jūs jai tą įkalėt patys, kad tai yra labai svarbu ir jinai dėl to pergyvena. Aš tai galvoju, kad vaikas tai nori tokiu būdu palaikymo ir to dėmesio, bet ar čia tada... Bet jinai spinduliuodama blogą energiją, nes jai sunku vienai ir nori artimo žmogaus palaikymo, labai artimo. Mama taip, labai svarbu, mama tai yra vos nesusikrausiu. Nu tai gal pagal jūsų šitą mokymą reikėtų suprasti iš karto, neužpykt, kad iš karto tau išbalansuoja tą aplinką, bet kažkaip gražiai gal bandyti kalbėti ir kažkaip paremti, pačiai nesinervuojant, stengiantis, dirbant su savim, ramiai paremti tą vaiką. Nes kai jūs priimsit jos neigiamą energiją, jinai atsipalaiduos, bet jūs tada priimsit šitą. Ir tada jūs galite perdirbti, nu, kaip vaikui atiduodi viską, tada turi pats dirbti. Reikia visada apie tai galvoti, kol išmoksti, taip gyventi, negalvojant. Turi visą laiką apie tai galvoti tada, kad tu turi dirbti. Išeiti, tai yra sprendimas kažkoks. Tai yra sprendimas. Taip. Ir žiūrėkit, jūs kai išeinat, juk ne visada jinai bėga iš paskos, ne? Ne. Ir jinai nusiramina. Va, konflikto nėra problema. To nereikia grįžti, kad pasikalbėti. Nu, ir paskui jo. Tu išeini ir vis tiek, kad uždarytas duris, bet tu palieki ir ką žinai, kaip ir galvoji, kaip čia dabar. Bet taip nebūna, man tai būna. Mano dukra irgi yra labai emocinga, labai reikli. Aš irgi jau 25 metų, bet jinai visą laiką. Bet aš pastaruoju metu tai į kitus dalykus koncentruosiu. Aš žinau, kad man reikia išlaukti ir aš tame raminuosi, bet aš skiriu jai tą dėmesį. Bet paskui aš gaunu iš jos labai tokį atpildą, kad labai ačiū, kad labai faina, kad tu mano ten kaip vos neramybės uostas, kad ką aš be tavęs daryčiau. Ir iš karto labai užsikraunu tą daug pozityvo, bet jau kai suvoki, kad tikrai tai bus, tai ramiau žiūri į visą tą situaciją, bet tu žinai, kad tau tikrai ateis
kažkoks tai labai geras už tai, kad tu suteiksi tą ramybę, kažką paaiškinsi, palaikysi. Nu, atpildas ir labai užsikrauna nuo to atpildo gerai. Atpildas už ką? Už gerą emociją, už gerą palaikymą, už supratimą, už tai, kad tai nuramini išsibalansavimą tam žmogui. Gauni, po to sugrįžta, supranta tas žmogus. Nu jo nelauki, bet dažniausiai jis ateina. Man atpildas tai yra už tai, kad tu kažką darei, įdėjai pastangų į tai ir tada... Bet jūs blogai nesijaučiat? Ne. Ai, tai čia svarbiausia? Ne. Tai čia svarbiausia. Jums net nereikia atpildo laukti. Aš džiaugiuosi, kad aš galiu padėti. Aš gerai jaučiuosi. Jo, svarbiausia, kad nesijausti blogai, nes jeigu pats jautiesi blogai ir bijai galbūt to, tada nevertėtų to daryti. Man atrodo, mes kažkaip nepabaigėme šitą klausimą apie jūs. Bet kažkaip ką daryti, jūs išeinat į kitą kambarį. Ai, klausimas buvo, ar po to nereikėtų pasikalbėti. Tai klausimas yra, ar jūs to norit. Jūs gyvenime galite daryti, ką norit. Tai bet jeigu vaikas, pavyzdžiui, pats neateina kalbėti, ar ne, tai kodėl tu turi eiti? Ne, tai aš, ta prasme, klausės abipusės. Kad jis už tai, kad jaunės atsakomybę kažkokią. Tai vad būtent, va čia tas. Taip, nes aš visada, pavyzdžiui, jinai niekada neieško kontakto pirma. Jinai ten susibara išsibara ir paskui vis tiek ant galo aš einu ir... O žinot kodėl? Žinot kodėl? Todėl, kad jinai žino, kad tai bus. Tai yra eilė metų kaip daryta. Kodėl jai reikia pirmai eiti? Kodėl reikia savo ego paminti, kai mama savo pamins, nes jinai atsakomybę baisi nejaučia. Ir jinai pati ateis. O tada aš ir pakalbėsiu. Kaip? Bet jeigu tu nenueisi, tai tu pats galvosi, tai kaip čia? Tai tada jau reikia susitvarkyti su savo reikalais. Čia jau mano reikalas, nes susitvarkyti su tuo, su savo mintimis, apie tą savo baisinę atsakomybę. O kur jos atsakomybė yra, kai jie 18? Nebent jūs jaučiate atsakomybę tada, kad ką jūs įdėjot, tai kad jinai dabar kaip blogai jaučiasi. Kokią nuostatą įdėjot, kad tai yra taip svarbu? Kad tai yra taip svarbu, kad mes turime nervuotis, pergyventi dėl kiekvieno pažymio, nes negausiu 10, tai jau mano gyvenimas sužlugs. Ir paskui eina žmonės ir karės ir žudosi dėl to. Dėl pažymių. Tai išsikelkim savo klausimą, kas yra iš tikrųjų svarbu. Jūs pažiūrėkit, kai jūs mokėtės, kiek jūs gyvenime šito panaudojot, ypatingai vidurinė. Kiek mes gavom šlamšto į mūsų smegeninę, kurio mes nenaudojam. Sinusai, kosinusai, laipsniai kažkokie. Jeigu, aišku, jūs esate kažkur tai moksle, tai tada to reikėjo. Bet jeigu mes nuėjom visiškai į tas rytis, o ypatingai, pavyzdžiui, santykių sritis, niekas nemoko. O tai ir yra pagrindas mūsų gyvenimo realiai. Kažkur tai mūsų dėmesys yra nukreiptas visai ne ten. Nukreipiam į mokslą, kad tai yra taip svarbu baisiausiai. O patys ką mes tam naudojam? Mano pirmokė dukra, aišku, aš taip pažiūrėjau biškį. Jie yra uždavinys suskaičiuoti matematiškai, jinai ištraukė kalkuliatorių ir skaičiavo. Aš taip sakau, aš iš tavęs nereikalausiu daug moksluose, tu man išmok skaityti, rašyti, biškį logikos tokios šiek tiek. Bet jeigu tu nemokėsi pridėti mintinai 2+2, bet vėlgi, ar tai problema? Tai problema yra požiūryje kitų žmonių į mane, jeigu aš nemoku sudėti ir jeigu aš įsitraukiu kalkuliatorių, ne? Bet šiaip tai jokia ne problema. Nu, bet ar jūs nesutinkat, kad, pavyzdžiui, jo pamiršti jų nereikia, bet, lavina protą tas mokslas? Lavina protą, kuris tave kankina. Nu, tai va, čia klausimas. Nu, bet irgi gyvenime neįveikus tam tikrų laiptelių negali kažkur įstot, kažko siekti. Galbūt tai yra tavo svajonė, ko tu sieksi, bet tie nereikalingi dalykai yra reikalingi, kad tu pasiektum tą svajonę. Dabar galime šitą, jeigu norit, paanalizuoti. Nu. Ar tai yra tiesa? Kad šitie dalykai yra būtinai reikalingi, norint įgyvendinti svajonę. Gal mes paimkim konkretų pavyzdį, kad nešnekėtume aplamai. Konkrečiai pasakau, mano sūnui labai nesiseka lietuvių kalba, bet jisai labai gerai moka šiaip nuo Dievo, daug nesimokindamas tiksliuosius mokslus. Bet jeigu jis norės įstoti į gerą universitetą, pas mus lietuvių kalbos egzaminas yra visur privalomas. Gerai, ir jisai nemoka dėstyti minčių rašyti ir jisai niekada už lietuvių kalbą negaus gero pažymio. Ir jam trukdo. Gerai, ne, dar netrukdo. Nu, čia jūsų lygis trukdo labiau. Nu, čia diskusija. Ne, viskas okei, dabar žiūrėkim toliau. Kam jam reikalingas universitetas?
kad turėtų gerą įsilavinimą. Ne, aš klausimą pasakyti. Kam? Kad suteiktų žinių tai sričiai, kurioje jis norės savyje realizuoti. Aš apie tai dabar negalvoju, kalbu aplamai. Bet aš žinau, kad ką jis be pasirinktų, lietuvių kalba, bent jau Lietuvoje bus vis tiek reikalinga išlaikyti. Klausimas yra, ar tikrai jisai negalės užsiimti tuo, ko nori užsiimti be universiteto? Nu, galbūt, bet taip yra tokia Va čia sistema ir ką gali iš ją va čia šitas padaryti. žodelis yra pats geriausias, bet. Nu taip, bet. Ir va čia jau yra protas. Nes jūs nežinot. Jis ir pats nežino, ką jis veiks, bet jūs jau pergyvenat, kad jis negalės to daryti. O gal jam nepasiseks tą lietuvių kalbą, tas vienas egzaminas, kuris reikalingas? O gal jam net nereikės to universiteto. Suprantat, net pažiūrėkit, aš irgi pati esu baigusi magistrą. Nu kas iš to? Verslo magistrą baigiau, o kada pasigimdžiau vaiką, supratau, kad man karjeros nereikia. Man nereikia šito. Ką man to? Aš nenoriu eiti vadovauti niekam. Man nereikia. O tai dėl ko jis tada pasirinko tą magistrą? O tai aš vis tiek 30 jeigu aš gyvenu taip kaip visi. Nu tai čia, bet matot irgi taip. O todėl, kad taip reikia. O todėl, kad taip reikia. Po 12 įstojau į universitetą bakalauro, po to aišku, visi tai darė. Aš net po mokyklos, aš asmeniškai, kada baigiau 12, aš netgi buvau padavus prašymą stoti į rusų filologiją. Aš kaip pagalvoju, nedaug dievą būčiau iš neįstojus. Aš net nemaščiau, ko aš noriu, kur aš noriu, koks yra tas mano tikslas, ką aš noriu veikti. Tiesiog, kaip avių banda einam belekšur. Bet tai bet tokio amžiaus žmonės, jie nežino, ko jie nori. Todėl, kad niekas jiems nepasako, bet pagalvokit. Bet leiskim tavęs namuose, tai kur man stoti, tai ką man? Tai tu ir galvok, kur tau stoti ir ką tau daryti. Vat atsisėsk ir galvok. O kas tau pasakys? Tėvai pasakys. O kada taip sakai, tai tada sako, tai aišku, tu nenori čia man nieko padėti, nes tau niekas nerūpi. Nu tai čia jau vėl manipuliacija. Ir jūs jai pasiduoda tą manipuliaciją, tada po to jau. O tai kartais gal galima duoti laiko, Tai gal jei nežino. Jo, galima daryti pertrauką po nebūtinai po tų 12 klasės. Bet žiūrėkit, dažniausiai būtinai. Būtinai. Nes metus praleisi, visus metus. Aš ir pavyzdžiui, kada, bet irgi, kada tu siūlo alternatyvas, nu tai gerai, ne universitetas, galbūt kažkokia kolegija, ne, aš noriu universitetą. Ko tu ten nori? Žinot, ką reikia užduoti klausimus? Ko tau ten reikia? Konkrečiai. Ir žmogus nesugebės atsakyti. Nu, bet va. O jeigu nesugeba atsakyti, kodėl tenai? Dažniausiai, kad neatrodyt Prieš kitus vėl pradedam. Kieno tai reikalas? Mano, teisingai, bet vertinimo kitų. Kaip mane žiūrės, kad aš neįstojau. O tau ką? Labai kiek, ką ten dumai, reališkai įsivaizduoju. Tada labai svarbu, ką tą... Jeigu tai yra svarbu, tai įsivaizduokite, ar jūsų vaikai bus laimingi gyvenime, kai jiem rūpės kitų nuomonė. Tai va, o kaip pakeisti, kad nebūtų. Kažkaip vadinasi, tu turi dirbti su tuo vaiku. Aš abejoju, ar jūsų galėsiu pakeisti, kai jis yra susiformavęs žmogus 18 metų. Greičiausiai tu kažką labai nereikia. Ne, iš savęs kalinti tikrai nereikia. Jūs davėt viską geriausia savo vaikam, ką jūs galėjo duoti. Taip, kaip jūs supratot. Taip, tuo metu, kaip jūs supratot, jūs davėt viską geriausia. Nes kiekvienas žmogus eina iš gerų paskatų. Jis stengiasi taip duoti geriausią, ką gali savo vaikui. Ir kai jis turėjo tokį požiūrį būtent tada, jis tą ir sakė, kad tai yra vertybė, mokslas yra vertybė, įstosi į universitetą, po to tik galėsi gauti gerą darbą, nes pats taip galvoji ir tą patį sakai savo vaikui. Ir jis tepu taip ir eina. Palauk, ką aš norėjau apie tai pasakyti, kad Nu, bet žiūrėkit, negali gauti gero darbo, norėti neturėdamas tam darbui gerų žinių. Tada tu nenorėk gero darbo, kas griovė. Bet žinokit, žinios ne už universiteto gal. Taip. Paprastai. Aš manyčiau, kad jūs ir pagal savo asmeninę patirtį galėtume tą pasakyti. Pagal savo asmeninę patirtį pažiūrėkit, kiek jums davė mokslai. Aišku, jūs galite labai daug pateisinimų rasti, kad jie labai daug davė. Aš pagal save žiūriu, kad jie man praškai nieko nedavė, PowerPointų išmokau daryti va šituos, bet tai aš tą šiaip ir pati išmokčiau per 5 minutės padaryti. Nu, bet tai tada negali numoti viską ranką ir galvoti, kad nu, tai aš kaip man atrodo, o jūs jau visi kiti ten pas jūs. Jeigu jūs galite
patarti, jeigu jūs galit patarti, jeigu jūs norit, kad jūsų vaikai gyventų taip, kaip jūs gyvenate? Ne, aš noriu, kad jie gyventų Nenorit? taip, kaip jie gyvena. Kaip jie gyvena. Ne, aš galvoju, kad nori moteris pasakyti, kad kiekviena iš mūsų čia Kiekviena esanti savo. nori, kad vaikai būtų laimingi. Nesvarbu, kai jie gyvens, bet tą, ką teigėt jūs, svarbiausia, kad jie jaustųsi laimingais. Okay. Tai va to, manau, nori visos čia sėdinčios savo vaikams. Ką aš noriu pasakyti, kad jeigu nori, kad jūsų vaikai gyventų taip, kaip jūs, kad jie jaustųsi taip, kaip jūs, tada jūs patarinėkite. Bet tai nereiškia, kad jūsų klausys. Ir dažnai, kodėl paaugliai prieš tėvus stojasi. Visiems nepatinka tai, kaip tėvai gyvena. O tėvai juos vis tiek smugdo. Tu turi taip daryti, nes jo nuomonė tai yra teisinga tėvo, mamos. Taip turi būti. O jis, pavyzdžiui, kaip ten, ne, tai paprasti pavyzdžiai. Žmogus nori būti menininkas, o tu sako, eik į mediciną. Ir jis, nes tėvam taip atrodo, kad taip turi būti. Jie deda visas išgalės, kad tas vaikas būtų gydytojas, tarkim. O jis nori būti gitaristas. Ir jis operuodamas, tarkim, jau buvęs gydytojas, ar ne, jis svajos apie tą gitarą. Ir visą gyvenimą bus nelaimingas, dirbdamas šitą darbą. Tai va būtent jeigu norim, šiaip esmė va dabar primečiau, jeigu mes norim, kad mūsų vaikai būtų laimingi, leiskim jiem būti tokiais, kokie jie yra. Tai jau dabar.